Kuris iš jūsų galėtų pasakyti, kad niekada gyvenime nepatyrė, ką reiškia skaudanti galva? Galvos skausmas – tai ne tik sveikatos, bet ir ekonominė problema. Mažėja darbingumas, atsiranda socialinių ir psichologinių problemų. Medikai tvirtina, kad numoti rankai skaudančią galvą nevalia. Tačiau norint palengvinti kančias, reikia nustatyti skausmo priežastį. Kaip rodo praktika ir medicinės literatūros duomenys, net 8 žmonės iš 10 yra jautę galvos skausmą ir 1 iš 4 naudoja vaistus nuo galvos skausmo. Tai iš tikrųjų yra didelė problema, kada nukenčia žmogaus darbingumas ir gyvenimo kokybė. Galvos skausmų yra labai daug. Jų yra net virš 200 priskaičiuojama. Ir skirstomi į 2 didelės grupės. Tai pirminiai galvos skausmai ir antriniai. Antriniai galvos skausmai dažniausiai būna sergant tokiomis sunkiomis lygomis, kaip galvos smegenų kraujagyslių pakitimai, padidėjęs kraujospūdis, galvos traumos, augliai, tačiau didesnę dalį sudaro pirminiai galvos skausmai, kada skausmas atsiranda esant įtampai, nuovargiui, nemigai, taip pat esant hormoniniams pakitimams. Kas yra jautęs galvos skausmą, tas tikriausiai pasakys, kad pojūtis yra labai nemalonus ir norisi kuo greičiau juo atsikratyti. Vaistų nuo galvos skausmo asortimentas stebina, o akys, renkantis patikimą gelbėtoją, raibsta. Tačiau visuomet dėrėtų prisiminti, kad galvos skausmą galima numalšinti itin efektyviai ir nebrangiai. Norėčiau priminti visiems labai gerai žinomą, seniai turbūt žinoma vaistą neocitramoną. Neocitramonas yra sudėtinis preparatas, kurio 3 dalys, 3 komponentai tarsi papildo vienas kitą. Į jo sudėtį įeina paracetamolis, acetilsalicilo rūgštis ir kofeinas. Tyrimai parodė, kad būtent dėl kofeino skausmas slopinamas greičiau. Tai reiškia, vaistas veikia palyginti greitai. Taip pat dėka kofeino reikia mažesnių dozių paracetamolio ir acetilsalicilo rūgšties. Tai taip pat labai svarbu, kadangi vaistas tampa saugesniu. Be to, neocitramoną galima naudoti ne vien galvos skausmams slopinti. Jis puikiai tinka vidutinio stiprumo arba silpniems skausmams dantų, sąnarių, raumenų, taip pat menstruacijų metu skausmams slopinti. Taigi vaistas yra geras. Ilgą laiką Lietuvoje galvos skausmui malšinti buvo vartojami panašios sudėties vaistai, kuriuose buvo ne vieną šalutinį poveikį sukeliančio fenacetino. Kauno medicinos universiteto profesorius Algis Mickis, tyręs kenksmingą fenacetino poveikį sveikatai, 1995 metais sukūrė visiškai naują preparatą nuo galvos skausmo – neocitramoną. Esminis naujojo vaisto skirtumas palyginti su tradiciniais pirmtakais – kenksmingojo fenacetino pakeitimas saugiu paracetamoliu. Tais pačiais metais neocitramonas buvo pradėtas gaminti didžiausioje Lietuvos farmacijos įmonėje Sanitas. Iki šių dienų neocitramonas išlaikė ne tik savo pavadinimą ir sudėtį, bet ir didžiulį populiarumą. O tai dar sykį patvirtino vaisto efektyvumą ir vartotojų pasitikėjimą. Per visą tą laiką neocitramonas padėjo numalšinti galvos skausmą net 250 milijonų kartų, tiek tablečių parduota per 15 metų.